Labą dieną. Labas. Tai tęsiam mūsų sudėtingą ir iš tikrųjų prieštaringą laidą skirtą paveldui. Pirmiausia, gal norėtume pasakyti, kad jeigu nesunku, jeigu patiko, kad paspaustumėte prenumeratos mygtuką, paspaustumėte patinka, arba net jeigu žinot, kam patiktų irgi paklausyti mūsų išvedžiojimų, metafizinių, mistinių ir šiek tiek transcendentinių, tai pasidalinkit ir su draugais, pažįstamais, tai labai būtume dėkingi. Ir kaip Silvija, praeitą kartą kaip ir šnekėjom daugiau, planavom, kad šnekėsim apie paveldo fenomeną, kas tai apskritai yra idealiuoju atveju, bet daugiau šnekėjom apie problemas, apie kylančias visokias praktinės iš tikrųjų problemos, kurios yra labai svarbios, bet šiandien gal, kaip tu galvoji, gal pašnekėkim daugiau apie tokį esmę šito viso dalyko, kaip jis atsirado, kur link jis nuėjo ir koks jis turėtų būti idealiu atveju. Ne, turbūt praeitą kartą kažkaip tai palinkom link mano pusės kalbėti apie tai, kas yra praktika. O dabar turbūt šiandien būtų tikslinga pakalbėti visgi, kas yra teorija, nes mes iš tokios intuityvios pusės atrodo, kad visi suprantame, kas yra paveldas Lietuvoje, nes ten paveldė vos ne kas antras gyvename, o jeigu dar nepaveldė, tai bus įpaveldinta. Tai būtų tikslinga galbūt apskritai pakalbėti, tai kasgi yra tas paveldas, kaip o toksai, kas tas paveldas per se. Ir čia mes jau turbūt nebėra į kur žiūrėti, tik tai į teoretiką prie mūsų stalo. Tai teoretika, ar kaip pasakyti, visos teorijos, kai kurios kyla iš praktikos, kai kuria praktika kyla iš teorijos, čia žinai, kaip pažiūrėsi. Praeitą kartą kaip ir sakiau, kad paveldas tai yra kaip tam tikras naratyvas, pasakojimas tarp to, kas amžina ir tarp to, kas labai laikina. Tai vat kaip mes su tuo tarp tų dviejų tokių skirtingų polių gyvenam, kas atsiranda tarp jų, sąveikoj tarp jų, kur žmogus yra tarsi viešpats šitoj dalyke tarp laikinumo ir amžinybės. Tai ir yra, taip gimsta paveldo objektai, bet mes dabar galvojam, kad paveldas visgi ir kritikos galim pasakyti, ir nekritikos. Tai visgi aš sakyčiau, kad tai yra pastanga transcendentuoti, mistifikuoti ar padaryti labiau metafizišką mūsų fizinę realybę. Kodėl Silvija mes nesakom, kad šitas architektūros objektas yra geras, bet mes sakom, kad tai yra kultūros paveldo objektas? Kodėl mes nesakom, kad šitos dainos, jeigu nematerialus kultūros paveldas, kad gražios, lietuviškos? Kodėl mes sakom, kad tai yra kultūros paveldas? Kodėl mes nesakom, kad kūčios yra kūčios? Tai čia jau dar didesnė problema, iš tikrųjų, kur irgi mes iki galo nepadengsim. Ir aš sakyčiau, kad tie mano klausimai, jie tokiam, pradedam nuo tokio dviejopo, ne? Aš sakyčiau, kad viena vertus tai yra gerai, nes paveldas, kodėl paveldas? Paveldas tai yra ne patrimonijoje, jeigu toj mūsų vakarietiškoje tradicijoje, tai yra tas, kas ne visiškai mums priklauso. Ir tai yra labai gerai savo veikimo arealą priboti iki, šiek tiek sumažinti, kaip Gintaras Beresnevičius. Pirmoje laidoje kalbėjom apie Gintarą Beresnevičių. Gintaras Beresnevičius sako, kad didis žmogus ar didi tauta visą laiką save priboja. Galų gale Dievas, kenozės procesas, kad galėtų sukurti žmogų, turėjo priboti savo veikimo arealą, kad žmogui atsirastų laisva valia. Tai viena vertus, kita vertus yra ir pavojus šitam dalyke. Tai visų pirma, tie pavojai remiasi tuo, kad mes jeigu tai nebe mūsų, jeigu mes per daug save apsiribojam, tai tada, kaip pasakyti, tai pasidaro invertuotai šventa, sakyčiau, atvirkščiai šventa. Kitaip tariant, tai yra tai, kas kalbėjome pirmoje laidoje, kada mes jau taip save pribojame, kad net patys bijome kažką tai kurti, nes viskas iki mūsų jau buvo padaryta. Kitaip sakant, tai praktiškai kaip stabas, invertuotai šventa. Taip. Ir ką daryti toliau? Ką daryti toliau, iš tikrųjų, tai pirmiausiai įsivertinam šitą visą problemą. Kad paveldas tai gali būti arba labai gerai, kaip praeitą laidą, totalinis paveldas, viskas yra paveldas, mes esam paveldas ir mes kūrėm paveldą. Tada tam tikrą prasme tai yra gerai, nes mes gyvenam nenutrūkstamam kontinuume tarp praeities ir ateities. Reiškia, tai yra vientis. Atsimeni, kai kalbėjom apie laiką, ne?
Tai kad tie laiko blokeliai, jie kažkur savo egzistuoja ir tam tikrą prasme mes netgi savo potencialę turim prieimą prie tų ankstesnių laiko blokelių. Ne? Kažkiek, teoriškai. Tai tas yra taip, o jeigu mes tie laiko, jeigu mūsų praeitis jau yra, kas yra nebe mūsų, kas dėja šiuo metu Europoje, aš labai tai ir Lietuvoje iš tikrųjų matau, kad mūsų praeitis yra nebe mūsų, ta prasme, kad mes dabar jau esam visiškai kitokie kažkokie žmonės, mes nuo tos tradicijos atsiribojam ir mes turim tik tai fizinius tuos kultūros paveldo objektus, tai čia ir kūryba kažkokia yra sunkiai beįmanoma. O paveldas apima daugiau negu saugojimą teorinė prasme, turėtų apimti kūrybą. Žinai, man atrodo, čia turbūt svarbus momentas yra apie tai, kad mes labai kalbame apie paveldą šiandien. Ir tai yra, ir laidoje išlaikysime turbūt šitą momentą, nes tai, ką aš norėsiu paminėti, tai bus kitos, galbūt labiau laidos, kalbant apie šiuolaikinį meną temą. Tačiau tuo metu, kai buvo kūriamas paveldas, tai buvo kūriamas dėl kažko. Tai, ką mes šiandien laikome paveldu, jis buvo kūriamas kaip procesas kažkam, tai dėl to, kad tai turėtų kažkokią prasmę tuo metu. Dabargi mes gyvename, žinai, su postmodernizmu atėjęs prasmių daugis, arba kitaip tariant, beprasmybė mus įkalina tame, kad mes paveldą paverčiame invertuotą realybę arba paverčiame stabu, nes tuo metu buvo kūriama kažkam, o šiandien mes tai galime išsaugoti, tai kaip kokį nors kultūrinį artefaktą. Labai įdomu, pavyzdžiui, aš tokią schemą taikydavau seniau, jinai nebūtinai yra visiškai universali, bet sakyčiau, kad tinka nemažai tų šedevrų, galbūt architektūrinių, urbanistinių, aš daugiau šneku čia sukūrimui, bet tikriausiai ir dailės laukia pasiteisintų iki, sakykime, ten kokio 20 amžiaus, 19 amžiaus pradžios. Tai, kad paveldo objekto sukūrimas, to verto objekto, ne to tvartelio, kur mes ten dėl to, kad jis senas, bet to verto, to tokio šedevriško kūrinio kūrimas, jisai apimdavo tokį labai čia ir dabar veiksmą, kai tu, sakykime, bandai paneigti tam tikrą istoriją, kuri tave pasivijusi čia ir dabar, ją paneigdamas, tu, kaip čia dabar tai paprašiau pasakyti, paneiginėdamas tai, kas tave užsivijo čia ir dabar iš praeities, tu galbūt eini dar kažkur giliau, iš dar gilesnės praeities, iškasi kažkokį tai šaltinį, kažkokį know-how, atsiprašau už tą anglizmą, bet tą Chonghua Wenhua kiniškai pasakytą esminę karalystės kultūrą, ne? Tu iškasi ir tu panaudoji dabarčiai turėdamas savyje ateities projekciją. Reiškiasi, tu savotiškai paveldą gamini, tradiciją stiprini, dalį tradicijos netgi aktyviai neigdamas, sakydamas, kad šitai yra kaip ir paveldas, bet šitai aš atmetu. Ir būtent kai aš atmetu, aš kažką iš dar giliau paimu ir sustiprinu galų gale, ilgesniam laikotarpį laiko, sustiprinu net ir tai, ką aš atmečiu. Tai yra toks daugiasluoksnis, kurį nebūtinai kiekvienas architektas ateina ir sako, o aš dabar šitą atmesiu, aš šitą paimsiu ir panašiai. Tai ne taip yra, bet jeigu mes schematizuojam šitą, tai mes galim šitą modelį daug kur labai taikyti, o Kauno modernizme šitą modelį galėčiau pritaikyti ir turėtų man duoti iš tikrųjų kažkokį apdovanojimą galų gale už atradimus kažkokius kultūrinio, nematai. Kažkokį medalį. Tai kažkadagi ten jūs apdovanoja už UNESCO ten pačią pradžią. Ne, tai man vienam, kad duotų. Ne visiems ten kolektyvinį. Pirmoji tai dar komisijai buvai. Žinai, iš tikrųjų turbūt tas apimantis visą gyvenimą paveldas ir kai tu sakai, tas atmetimas yra iš dalies ir pasirinkimas, man atrodo, ne? Nes atmetimas tai yra tai tu pasirinki, žinai, nepasirinkdamas, nežinau, A plus begalybė. Tai yra, kažkokį tai vieną dalyką tu pasirinki, kaip ir gyvenime tu gyveni, žinai, turėdamas tą savo praeities, dabarties ir ateities momentus, kurios kiekvieną dieną tu vis tiek renkiesi, eidamas, nežinau, eidamas į kairę, tu neini į dešinę. Tai iš tikrųjų čia labai gilų metafizinį užkabinai, aš apie šitą negalvoju kažkaip šnekėti,
Bet žmogus, kai kūrė paveldą, sakykime, tai yra iš to, ką jisai paveldėjęs yra, jis įtvirtina save civilizacijoje, tai būtent ir taip yra sukuriamas kultūros paveldo objektas. Ne kažką saugant, bet įtvirtinant, kažką atmetas įtvirtinimas, kaip ir sakiau. Tai yra dalykas, kai tu iš tikrųjų turi rinktis. Yra opcijų spektras, ne? Ir aš dabar renkuosi. Ta daryti galiu, bet negaliu daryti visko. Ir čia yra toks, atrodytų, kaip pasakyti, mes galim sakyti, tai pakankamai vaikiška, bet ir labai tas ilgesys žmogaus išvaryto iš rojaus man jaučiasi. Nes kai mes saugom, ir pavyzdžiui, jeigu paveldo teoriją pasižiūrėt, mokslininkai kur rašo, tai ten yra disonuojantis paveldas, reiškia vienas kitam prieštaraujantis ir panašiai. Bet iš principo, kai tu saugai tik tai be kūrybinio veiksmo paveldo, tu gali išsaugoti ir Vilniaus Žaliojo tilto skulptūras ir kitoj pusėje esantį kažkokį dar galbūt LDK laikus menantį paveldą. Tai yra visiškai skirtinga, tai yra kažkoks sovietinis palikimas, reiškiasi, gali būti LDK laikų, su dar kažko, viskas gali būti viename, tu nebeturi rinktis, tu turi daug opcijų. Ir čia yra tas toksai kaip ir ta tokia problema, kuri dabar, aš vis tiek tada jau išsiplėsiu su tos kairiosios politinės minties, kurią aš labai kritikuoju iš tikrųjų, tokiu aroganciją, tokiu susireikšminimu, kad štai mes galim viską suderinti. Mes kaip Dievas, mums nebereikia rinktis. Reiškia, aš ir sovietinis, čia kaip sako, ir sovietinis vaikas, ir modernus vaikas, ir LDK vaikas, ir visa ką. Bet kai tu bandai kažką sukurti, o ne tik tai saugo tai, kas buvo atsiradę, tu automatiškai renkiesi, ar aš čia dabar toks, ar toks. Praeitis buvo įvairi. Mes nesakom, kad reikia atmesti. Bet jeigu paveldas tai yra pats ne tik paminklosaugą, bet paveldas, tai ką aš ir darau, kažkiek predestinuota praeities, tai tada aš turiu kažką neišvengiamai atmest, kažkokius variantus. Net jeigu aš statau dėžutę architektūrinę, tai jinai bus arba vienokia dėžutė, arba jinai bus kitokia, arba trečiokia dėžutė. Bet už tai jos yra tik dėžutės, nes mes praeitį tarsi ignoruojam. Architektūrinė tradicija išnykusi kažkokia, yra tik tai konstrukcinių technologijų diktuojami sprendinių įvairovė. Bet mes to kontinuumo laiko, to, kaip sakėm pačioj pradžioje, kad paveldas tai yra tam tikra prasme žmogiška pastanga sumistifikuoti, sumetafizinti savo būtį, mes šito stengiamės nebedaryti. Žinai, man atrodo, galima žiūrėti tai kaip aroganciją, galima žiūrėti tai kaip vaikas saldainių parduotuvėje, žinai, kraunės tas kišenes ir į burną, ir į saujas, ir jau nebejauti, tu jau nei skonio, nei nieko, žinai, toks tik tai perdėtas cukraus kiekis ir širdis kalatojasi. Bet mums verta nepamiršti, kad mes esame pasaulyje iš kaimo. Ir vis tiek truputėlį pozicionuojam vienaip ar kitaip mažą miestą. Ir šiuo atveju norėtųsi kalbėti dar ir apie mažą miestą kaip tokį paveldo objektą. Kaip vietą, kurie, žinai, aš vis dar jaučiu tokią viduje užplūstančią tą tokią kritikos pasipriešinimo bangą, kai tos visus mažus miestelius paverčia tais tokiais paveldo objektais, žinai, reikia, nereikia, paminklais, taip, visi supaminklinami ir čia, ir gatvių tinklas ten buvęs, nebuvęs, nesvarbu, ir perspektyva, ir tie elitnamiai toj perspektyvoje visai dera prie paveldo. Gerai, nebeįsiplėskime į tą, kad vėl mes pradėsim kritikuoti sprendinius. Mes irgi priima žmonės, kurie, Kas priima, tas priima. Kas priimat, kaip kas supranta. Kas kaip moka, tas taip šoka. Gal mes kažkokią įtaką padarysim ateičiai sprendimų priėmimui. Ne dabar, bet 20 metų. Taip, tai gerai. Tai dabar grįžkime prie mažo miesto kaip paveldo objekto. Tai aš taip ir pasakysiu, iš tikrųjų tokį dalyką, dar prieš tokią įžangą, sakykim, kad man patiko ta Mirčia Eliade mintis, kad mitas jisai veikia mūsų tą nematomą realybę net tada, kai mes jį esam, atrodytų, kad mes jį labai esam atmetę ir kad jau tai visiškai nebeveikia. Tai tas paveldas, kur aš sakau, kad dabar paminklosaugininkai, paveldosaugininkai jį nutraukia, nes mes tik tai saugom, o iš jo nebekuriam.
Neaišku, kaip čia dar bus iš tikrųjų. Gal va čia ir yra tam, kad pasiektume tą teleologinį, eskatologinį, tą patį geriausią būvį dar čia, tūkstantmečio karalystė dar čia žemė, kas iš principo neįmanoma, bet sakykime, tai aš kažkaip galvoju, kad tas tikrasis paveldo objektas, gilus paveldo objektas, dar kalbėsime apie gilesnį paveldą, bet ir dabar apie tai ir yra būtent paveldo tikslas kaip tokio, yra ne tai, kad sukurti kažkokį tai artefaktą, kuris būtų labai gražus, ne, ar estetiškai kokybiškas. Tai yra toks, šalutinis poveikis, teigiamas šalutinis poveikis, kaip pasakyti, būtent šiuo atveju teigiamas. Bet tai yra tam, kad mes sintezuotume savo istoriją, ne kažką neiškarpytume, taip tai yra pasirinkimai, bet mes nesakom, čia buvo kažkas sovietmetis ten labai blogai, nes, sakykime, tai iš tikrųjų natūraliai tikriausiai buvo labai blogai, bet mes negalim to visiškai kažkaip tai išmest, bet mes galim, tai mums duoda labai gerą informacinį šaltinį, ko mes, pavyzdžiui, turim nedaryti. Mes jau žinom, kaip reikia nedaryti. Kartais atrodo, kad mes specialiai tai darom, bet čia vėlgi nepereikim prie tos tokios kritikos. Bet paveldas, sintezuodamas istoriją, sintezuodamas žinias apie istoriją ir būtent ką vieni ar kiti objektai, kaip naratyvai tarp amžino ir laikino, ką jie mums sako, jisai turi vesti žmoniją iš tikrųjų į geresnį, tai ne tik tai pagal ekonominius BVP rodiklius būvį, bet ir į šitą, bet jie apskritai geresnę būvį, reiškia, aukštesnė sąmonės būsena kažkokia. Nesutinkiu su tokiu požiūriu, kad tai yra pagrindinis paveldo uždavinys. Iš tikrųjų, nėra čia kitų kažkokių uždavinių. Jeigu atsiranda tame kažkas labai gražaus, tai viskas yra gerai ir tai tikriausiai yra tikrai objektų, kuriuos tikrai verta nekeisti arba nekeisti drastiškai. Bet pagrindinis tikslas, tai tie objektai mums iliustruoja, kaip vienu ir kitu metu kultūrinėje erdvėje žmogus dalyvavo toj tarp laikinumo ir amžinybės, toj esančioj apytakoje. Žmogus čia mediumas, čia yra svarbiausia. Jo, bet tai tada turbūt santykių su aplinka ir galbūt čia mes galime kalbėti, jeigu praeitoj laidoje kalbėjome apie totalinį paveldą, šiandien gal galime kalbėti apie totalinį miestą. Tai apie tai mes ir šnekam, nes iš tikrųjų, kodėl pasaulis iš kaimo? Kodėl pasaulis iš kaimo? Nes iš tikrųjų pats mažas miestas yra gilaus paveldo objektas. Ta prasme, kad mažas miestas pirmoje laidoje mūsų šnekėjom, bet to mūsų kanale Pasaulis iš kaimo galima rasti ir visas laidas įrašytas. Ir netrumpų video aš ten primontavęs tokių esu porą ar kiek ten juokingų, kur nelabai turi ką nors bendro. Bet gerai, mažas miestas, kas tai yra? Tai yra paveldo objektas, tai yra singuliarus funkcijos, kultūros, gamtos, urbanistikos ir visų kitų žmogaus veiklų spektro įvairovės singuliarus būvis, kuris dėl to, kad mūsų civilizacija išsiskleistų, aš kaip sakiau, mums civilizacija man labai patinka, nes atsiranda tiesinis laikas, kuris reikalauja iš žmogaus daugiau kūrybiškumo, daugiau yra nežinios jame negu cikliškam laikė. Tai būtent tas singuliarus būvis, kuris išsprogsta kaip kokia visata iš to Big Bango, jeigu nuo Big Bango jinai prasidėjo, bet man atrodo, kad jo tam tikra prasme tikslas yra šiek tiek sugrįžti atgal į tą singuliarų būvį, tik tai jau tokia kita, labiau sąmoningesnė forma. Tu naudoji tokį terminą, kuomet mes kalbėjome ir ruošimės kaip angeliškas malonumas. Taip pat aš dabar galvoju, kur mes pirmoje laidoje, čia netgi buvo lyg ir komentaras vieno iš mūsų klausytojų, kad nutrūko kažkur mintis ir dar montavimo kažkoks ten buvo, kad šnekėjau, kodėl didelis miestas eina į nekropolio stadiją, į tiranopolio stadiją. Ir ten buvo, man atrodo, jeigu neklystu dabar mintis, kad kažko mieste yra per daug, tas susikūrė daug nereikalingo daug. Ir iš tikrųjų tada kažkaip pasimečiau, nes dar pirma laida buvo, mes ten tokie, irgi dabar tai mes jau gerai nusiteikę, čia atsipalaidavę, bet iš pat pradžių vis tiek ir jaudulys kažkoks, ir dabar kalbas sveikas jaudulys yra. Ne? Tai iš tikrųjų mieste su civilizacijos atsiradimu, mieste, mūsų civilizacijoje, bet ypatingai tai matosi mieste, mes turim perteklių
informacijos. Mes turim perteklių kūniškų paslaugų, malonumų ir aš čia nekalbu apie kažkokius tai seniausios profesijos atstovus, bet mes turim daug paslaugų visokiausių, kurių mums nereikia, be kurių galėtume, kurios yra tiesiog įprotis, o ne poreikis. Ir mums mažiau iš principo kaip žmonėm, aš esu, kaip ir katalikas, ir tuo laikausi ir manau, kad kūnas yra labai svarbu, pats kūnas yra toks dieviškas dalykas, Teresė Avilietė taip šnekėjo, bet mes gyvenam tik kūnu ir manau, kad miestas turėtų turėti tas grynas reikalingas funkcijas, be perdėtų paslaugų, tų kurių žmogui tiesiog nereikia. Ir jis tada, reiškia, su šiuolaikiniam technologijom tą kokybiškų funkcijų įvairovę tikriausiai galėtų išlaikyti būdamas mažas, kai dabar jis turi būti didelis, kad pat išlaikytų visą tą nereikalingą triukšmą. O kodėl angeliškas? Daugiau ramybės, mažiau judėjimo, bet kodėl angeliškas? Tai angeliškas dėl to, kad žmogus vis tiek visas pasitenkinimas didžiausias, koks gali ateiti, kuris nepraeina žemiškais, nedangiškais, dabar ne teologinių debatų dabar vėl nepradėsim. Bet visas didžiausias malonumas ir pasitenkinimas ir patirtis giliausiai yra ta, kuri gimsta tavyje dėl tavo paties kontempliacijos, tegul tu ir kontempliuosi, reiškia, kaip pasakyti, aplinką, bet ne tiesioginis aplinkos poveikis, kaip ir sakiau. Jeigu aš tave bakstelsiu ir tau šiek tiek šitą pajausi, tai yra išorinis poveikis, bet jeigu tu galėsi kontempliuoti tą bakstelimą, tai tau bus daug labiau paveikus tą teigiamą prasme. Tai yra kūniški dalykai, jie reikalingi, maistas mums buvo reikalingas, šiluma mums buvo reikalinga ir šitie dalykai bus reikalingi, bet žmogaus tas evoliucinis etapas yra labiau dvasinio pobūdžio negu kūniško. Ir čia mes jau vėl į praeitas laidas darom referenciją. Taip. O jeigu daugiau norite sužinoti apie totalinį miestą, visą laiką galite pasiskaityti ir antrą tavo autorinę monografiją, Totalinis miestas, kurią matote prieš akis, ir taip pat bus referencija apraše. Arba geriau paspausti patinka, prenumeruoti kanalą. O knygų galite ir neskaityti, mes jums papasakosim. Gerai. Dabar, bet truputėlį grįžkime dar į tą mažo miesto momentą. Ir visgi iš mažų miestų augo imperijos. Iš mažų miestų, net ne iš mažų miestų, iš vienuolijų, iš tikrųjų vieneto, iš to dalyko, kuris atrodytų labai dvasiškas, bet tuo pačiu ir labai labai praktiškas ir labai labai utilitarus. Net ir ta pati Teresė Avilietė, kurią čia minėjai, tai vienuolija jinai pirmiausia dėl tam tikrų praktinių sumetimų. Ir vėliau iš to išaugo didžiuliai dvasiniai dalykai ir gyvenimo knyga ir visos kitos. Tai taip pat buvo vienuolynai, iš kurių išaugo mūsų Europos miestai. Taip, ir mūsų Europa, jinai aišku, sakykime, jos šaknys yra Atėnai, Roma ir Jeruzalė, bet aš sakyčiau, kad iš tų miestų svarbiausia visgi būtų Jeruzalė, būtent šiuolaikiniai Europai. Tai yra ta prasme, kad visgi vakarų vienuolijų kūrimasis, vienuolyninių gyvenviečių, ypatingai Švento Benedikto vienuolijų, tas, kaip pasakyti, visa netgi organizacija architektūrinė ir urbanistinė, tai kas ir yra, kas paklojo pamatus, pats veikimas tinkle, tokiam susietam, tai paklojo pamatus, reiškia, tokiai Europos idėjai, kaip mes turim, sakykim, tai su pasitikėjimu, su tokia bendra kažkokia tai vertybinė sistema ir netgi architektūriniu identitetu. Ir būtent Švento Benedikto vienuolynai buvo tam tikras to mažo miesto, koks jis dabar galėtų nuo dabar būti ateityje išsipildęs tobulas, tobulas kiek žemiškas fizinis būvis leidžia, prototipai, nes ten buvo dvasinė funkcija, gyvenamoji funkcija, viskas, ko reikia kūnui, bet ne per daug, valgis, enfermeriumai, reiškia sveikata, netgi apsistot, reiškia piligrimam kažkokiam svečiam, kad, kaip pasakyti, svečias į namus, dievas į namus. Mokslinė. Ir mokslinė funkcija pradžiai kitais perrašinėt, bet ir vaikai, reiškia, galėdavo gauti kažką, tai paskui įsivystė universitetus į kitos dalykus. Bet ir pati Karolio Didžiojo Europa kūrėsi iš būtent provincijos, ateina tos žinios iki Acheno,
Palatinę, reiškiasi, universiteto, to tokio pirmo tikresnio laikų per 2 kartas, reiškiasi, būtent iš kažkokios visiškai provincialios Airijos, Anglijos vienuolijų tos žinios. Ir Alkinas, būtent Karolio Didžiojo mokytojas, tai kaip Aristotelis buvo mokytojas Aleksandro Makedoniečio, tai Alkinas jisai yra iš Anglijos, reiškia, Kenterberio arkivyskupijoje kurtų vienuolijų, kas tuo metu buvo pakankamai provincija, mažas miestas ir, na, sakykime, tikrai ne tas Europos centras, bet būtent ten susiformavo Airijoje, Anglijoje, nes, kaip pasakyti, išvystytų paslaugų kažkokių tinklų labai nėra, vienuoliai atsideda studijoms ir askezei, kontempliacijai. Ir reiškia, be šito dalyko gal net ir neturėtume vieningos Europos idėjos, kuri prasidėjo nuo Karolio Didžiojo Achinimo. Galbūt įdėsim netgi skaidrę, kaip atrodė pirmas, sakykime, tas Palatin, reiškia, ir koplyčia, ir universiteto, jis netrodė kažkaip įspūdingai, bet Karolis Didysis iš Ravenos, iš Romos netgi vežėsi griuvėsių fragmentus, dalis pastatų sugriuvusių, kad parodyti testinumą su Romos imperija, su vieningos Europos imperija, tai reiškia, tai va čia yra paveldas. Taip, aš kažką gal ten paimu iš ten, dabar tai būtų neįsivaizduojama, bet jisai sako, čia yra tas pats, tik tai kitoj vietoje. Reiškia, tu kažką paimi iš praeities, nu Romos imperija buvo vis tiek daugiau su pagonybė asocijuosi, bet jisai taip statė krikščioniškos Europos pamatą, suvienodino liturgiją, suvienodino kalendorių visoje Frankų imperijoje. Dideli dalykai, kurie ateina visiškai iš kaimo ir būtent va tie griuvėsiai, žinai, jie tampa pagrindu naujesniai Europai, senos Europos griuvėsiai, pagrindu naujos Europos. Gilusis paveldas. Trumpam persikeliam į kaimą mieste, į maudyklų Lazienkų parką karališkai Lenkijos sostinės Varšuvos tarsi centre. Ir iš tikrųjų manyčiau, kad labai tinka čia filmuoti tokią laidą kaip Pasaulis iš kaimo, nes esame kaip ir didelio, tikrai vieno didžiausių Europos miestų viduryje, bet tuo pat metu esame laukinės, gerai, sukultūrintos gamtos apsuptyje. Iš tikrųjų. Ir turbūt, tęsiam to mūsų paskutiniojo ATR karaliaus organizuojamus visai ne ketvirtadienį, galbūt ne visai ketvirtadienį, bet ketvirtadienio pietus, kurie ir būdavo skirti kultūros, meno, mokslo atstovams diskutuoti apie pasaulį ir gyvenimą. Tai simboliškai praėjus ne vienam šimtmečiui. Ne vienam šimtmečiui. Ir tuose pietuose dalyvaujame tik tai mudu. Ir karaliaus nėra, bet kai kurie dalykai. Tai va čianais turbūt ir būtų įdomu pakalbėti apie tai, kaip laikas keičiasi ir kaip tas kultūros paveldas išlieka ir neišlieka. Ir norėčiau kastyti, kad pradėtume nuo mokslininko, nuo architekto. Ne nuo mokslininko, turbūt neteisingai pasakiau. Architekto, filosofuojančio architekto, gal taip reikėtų sakyti. Kurio pavardė? Aratai Sozaki. Ir jo pagrindinės minties apie net apie nyksmą, sakytume, ne, ir kodėl jis buvo paveikta šios minties. Jo, man labai didelį įspūdį iš tikrųjų paliko kai kurios Aratai Sozaki mintys, tikriausiai mintys daugiau negu pati architektūriniai darbai. Ir dirbdamas Nagasakio miesto, reiškia, griuvėsiuose, ten, kur viskas buvo sugriauta, jisai vystė tokią labai mintį skausmingą, bet kartu sodrę ir sunkia, kad apskritai net ir šiuolaikiniai miestai, kuriuos statom, kuriuos pastatysim, tai reiškia, visi mūsų tie kultūros artefaktai, materialūs, jie geriausiu atveju gali būti tarsi griuvėsiai kažkada būsimai kitai civilizacijai. Taigi, ką mes darom, tai yra tarsi griuvėsiai. Reiškia. Ir iš tikrųjų, būnant Varšuvoje, tikriausiai apie griuvėsius, apie pakilimą iš pelenų šnekėt, yra daugiau negu prasminga. Ir truputėlį galbūt ir apie tą tiesėjo laivo problematiką. Net ir šitas parkas, kuriame esame ir kuris tarsi yra apskritai istorija, mena ten nuo to laikmečio, kada čionais būdavo medžioklių vieta, iki 18 amžiaus, kada tai buvo suformuotas kaip parkas.
Ir vėliau, tiesą sakant, karo laikotarpiu, kas nutiko ir su Varšuvos senamiesčiu. Tai taip, tai tiek ir čia, tiek karališkieji rūmai, tiek visas Varšuvos senamiestis iš tikrųjų yra unikalus dalykas. Ir čia yra tas paveldo, sakykime, gerasis tikriausiai aspektas, nes Varšuvos senamiesčio atstatymas tarsi iš tikrųjų labai mus nukelia į tai, ką paveldas turėtų orientuotis, tai būtent į tai, kad jis įtrauktas ne kaip autentiškos medžiagos kažkoksai dalykas, bet jisai yra įtrauktas kaip žmogiškumas, reiškiasi žmogiškumo paveldas. Visgi, kad šitie visi dalykai, jie buvo atstatyti ir įsivaizduokit Lenkijoje, kokiom sudėtingom sąlygom turėjo būti atstatytas Varšuvos senamiestis, sovietmetį, vis tiek tai buvo okupacija, reiškiasi, nors jie nebuvo Sovietų Sąjungos dalis, bet atstatyti per 15 metų visus tuos, kas buvo prarasta, naudojant tuos senus medžiaginius artefaktus, statant vėlgi, susitariant, kurį vaizdą tu statysi, kuris tas vaizdas, va tas kaip praeitą laidą šnekėjom, kada čia jau idealu. Tai, pareikalauti turėjo didžiulių pastangų, kūrybinių galių, reiškia, pasiekti tą rezultatą, kad nebūtų čia kažkokia pokarinis tas socializmo, modernizmo architektūra, tai čia yra didžiulės valios ir to pasiryžimo dalykas. Vėlgi nebuvo sukurta kažkas naujo, kaip mes sakom, kad paveldas turi kurti kažką naujo, bet tas išlaikymas tos urbanistinės masės, sakyčiau, iš tikrųjų vertas didžiausių pagirimų. Aš galvoju, kad turbūt tai mintis, kuri mus lydi ir nuo praeitos laidos ir dažnai mus lydi apskritai, ko mes diskutuojame šitomis temomis arba kurios mus net labai paliečia ir tiesiogiai per praktinius dalykus, tai yra, kad visgi negali kultūros paveldo sampratos įdėti į dėžutę. Kad viena turbūt, čia dabar yra teisingai, samprata tarsi gali, bet tą panaudojimą, kad čia yra teisingai, čia užkonservuosim, arba čia atstatysim, kad kiekvienas atvejis jisai reikalauja unikalaus žvilgsnio. Iš tikrųjų, Varšuvos senamiesčio atstatymas, jeigu taip remiantis, taip aš labai agreguoju, taip stipriai sutraukiu, nes čia vis tiek mes nesam paskaitos kažkokios, tai studentą, mes esam tinklalaidę skirta taip plačiau pasižiūrėti į tuos dalykus. Tai Varšuvos senamiesčio atstatymas netgi būtų antipaveldosauginis veiksmas, nes, reiškia, čia nieko nebėra natūralaus. Bet tas noras, reiškia, neturėti savo istorijos ištrintos, jis yra, atrodo, tikriausiai šalies tautos ir žmonių, kurie čia dirbo, autentiškumą, būtent tą, kad karas nėra stipresnis už kūrybą, tai sakyčiau labai tokia stipri mintis. Ir vėlgi su mūsų tuo Karolio Didžiojo, mūsų aptartos Palatino akademijos, reiškia, irgi siejasi, nes Karolis Didysis kaip ir veždavosi į savo Palatin tuos rūmus, pirmuosius, tą koplyčią, pirmą iš Romos, iš Ravenos, senuosius artefaktus, taip ir čia naudojami, integruojami tie anestilozės, tas vadinamas tikriausiai metodas yra, kur surenka senus, sakykime, tuos visus konstrukcinės medžiagas ir jos panaudojamos naujam statymui. Taip, ir iš esmės turbūt irgi pasirinkimas čia irgi rodo ir tautos sąmonės galbūt netgi dalyką. Pasirinkimas užkonservuoti negriūties momentą. Ne tai turbūt, kad kalbant ir apie Varšuvos atvejį ir lygiai taip pat ir apie šito parko atvejį, konservuoti ne tik tai ir ne tiek karo griūties kažkokį, tai žinai, kai buvo sugriauta, nes galima, yra tokių opcijų, kai tada tu tiesiog užkonservuoji tai, kas buvo sugriauta, arba statyti kažką tai naujai, tai permastant praeities momentus, bet būtent pasirinkti tą stiprios, galbūt net ir tautos savotiškai įvaizdį ir tai, kas sugriuvo, neliks sugriauta. Jo, ir man visgi įdomus tas dalykas, kad buvo atstatyta ne taip, kaip buvo iki sugriovimo tas momentas, bet buvo paimti kai kurie įdomesni fragmentai, tai kas galbūt buvo prarasta, sakykime, dar iki to. Reiškia, tai visai toks, ir kūrybinis dalykas, kur tu pasiemi ir, tu nebesi tos praeities kažkoks vergas, bet tu esi toks šiek tiek laiko
demiurgas, nu, toks, arba siuzerenas, man patinka šitas žodis, arba overlordas. Žmogus kažkiek valdo tą laiką ir mes visgi kiek kelintą kartą mes jau esam Varšuvoje, kokį 4, 5, 6. Mes visą laiką čia jaučiamės iš tikrųjų visai pakankamai kaip namie ir kaip kai kurie dalykai atrodo taip, tarsi jie ir turėtų būti. Taip, truputėlį buvo intarpas į Clarko vaikystės pabaigą, tai čia knyga, mes kiekvienam vis epizodė kažkokią knygą. Tikėkimės, kad mes dar tam laikotarpyje negyvenam, bet Clarko vaikystės pabaigos, nes kažkaip ta evoliucija ten irgi tokia gąsdinanti, bet taip, aš tai paėmiau daugiau ne tos evoliucinius momentus iš Clarko vaikystės pabaigos, bet tuos ateivius, kurie prižiūrėjo žmonijos evoliucijos pabaigą, kurie kažkaip, ne tai kad laiku, bet žmogaus sąmonę sugebėjo manipuliuoti. Bet svarbu, kad pats žmogus, reiškia, turėtų būti atsakingas, o ne kažkoks. Pats žmogus yra savęs overlordas, o ne, sakykime, kažkokie ateiviai, kaip būtum čia. Turbūt dar norėtųsi pasakyti porą dalykų, kur mes irgi kuomet diskutavome, nes pradėjome tarsi iš kažkur toliau, esame Varšuvoje, tada nusikėlėm mintimis šiek tiek į Japoniją, architekto, filosofo. Į Acheną buvom nusikėlę, kuriam nesam buvę, dar gal aplankysim. Taip, tokius truputėlį, bet iš esmės mintis visur yra ta pati, tai yra santykis su savo aplinka ir santykis per kultūros paveldą šiuo atveju, ir per pastatus, ir per architektūrą. Ir ta mintis, žinai, tas nesutikimas, galbūt kai kuriais atvejais su ta mintimi, jog kuriame griuvėsius ateičiai, ne? Tarsi, nes normalu, kad kuomet tu dirbi su tokiais miestais, kurie buvo sunaikinti atominio sprogimo, ir tu matai nenatūralų pastatų, nežinau, nenatūralią kažkokią tai per laikmečio patinos griūtį ar pasikeitimą, bet tokį, žinai, čia nėra, toks staigus momento pasikeitimas, automatiškai gali pavykti ir tą mintį, kad mes, ką bekursime, vis tiek viskas gali sugriūti, bet gali. Vystydami kažkiek Aratos Isozakio šitą mintį apie griuvėsius, skaudi ta mintis ir sunki labai žmogui, nes viskas, ką kūrėm, kaip ir sakei, tarsi yra griuvėsis, bet Aratai Isozaki panašiai kažkaip sakė, kad tai yra tam tikra prasme ir pamatas kažkam, kas bus po mūsų. Reiškia, kurdami mes statom šedevrą, jis tikriausiai bus vis tiek kažkada nunyks, ištiks mūsų kultūrą tas dekadensas kažkoks, bet tas pats mūsų, ką mes sukuriam, einam į tą griuvėsį, kad ir kaip tai skaudžiai beskambėtų, tai yra pamatas tarsi kitai civilizacijai. Ir japonų metabolizmo architektūra, kuri mažiausiai, ką nors bendro formaliai turi su paveldu, bet dažnai architektūra, kur yra medžio kamienas, medžio šakos, medžio lapai, kur viską gali keisti, reiškia metabolizmas. Ant to ir pastatyta, kad ką mes galim daugiausiai pasiekti, tas griuvėsis jau bus tapęs pamatų kitai civilizacijai kažkokiai po mūsų. Kas viena vertus skaudu, kita vertus tai yra tas gilusis paveldas. Kaip mes ir praeitose laidose šnekėjom, tie pirmykščiai žmonės, primityvios kultūros, jų sąsaja su gamta, dabar mes link to einam per dirbtinį intelektą. Gilusis paveldas. Taip, gilusis paveldas ir pabuvom čia tokiu laiku, net nesuprasti, kur čia erdvė laikiu kažkiek pakeliauti ir mes sugebam. Tai iš tikrųjų reiktų kažkokia tos mūsų laidelės apibendrinimą. Sakyčiau, labai įdomus visgi dalykas paveldas, kaip japonai man yra sakę, kai turėjau tokį intensyvų kursą Tokijo universitete, norėjau pasigirti labai, kad čia vienas iš tų COVID pliusų, gaila, kad bet ir minusų, nes nuotolinis, smagu aplankyti Japoniją. Tai kad tikrasis paveldas, pavyzdžiui, pas japonus ir kad tai nėra tik tai, kad viskas bus griuvėsiai, kaip sako Aratai Isozaki, bet labai jiems svarbu yra, jam angliškai ten viskas vyko, bet žemės panaudojimo modeliai. Kiek yra užstatyto, kiek yra neužstatyto, ir kiek yra to tarp jų, reiškiasi, kuris vienais laikais yra užstatytas, kitais laikais yra neužstatytas. Reiškiasi, kad neištiktų griuvėsiai, turi būti apytaka. Tai yra užstatyta, neužstatyta ir tas
tarp jų, reiškia, nuolat kintantis. Tai Tokijo miestas, tai japonai taip giliai suvokia iš tikrųjų tradiciją, kad netgi savo tai, ką mes darom, tai bus griuvėsiai, kurie galbūt geriausiu atveju bus pamatas, kaip Karolio Didžiojo, vežti, Romos imperija tarsi tampa pamatu, ne? Karolio Didžiojo jau kitokia imperija, jau krikščioniškai, su kitokiom vertybėm. Tai Tokijo miestas labai stipriai atsinaujina kas 50 metų, 70%. Tikriausiai tokia kaita yra žiauriai didelė ir žmogui tikriausiai ne mūsų smegenim ir tai nieko bendro neturi su mažu miestu, apie kokį mes šnekam, apie tobulą ateities miestą, kuriam būtų didžiulė funkcijų koncentracija, be tų nereikalingų dalykų, bet būtent žemės panaudos modeliai, sakyčiau, tai yra tas tikriausias paveldo. Taip. Aš galvoju, čia turbūt irgi referuojant truputėlį į tą pirmąją laidą, kurioje tu pasakytą mintį kalbėjome apie kraujotaką arba sukūriamą lizdą, tokį paveldų, Aleksanderas. Kad jisai yra ne tam, kad kažką numarintų, bet tam, kad gyvybė cirkuliuotų. Taip, tai jisai turi, kaip pasakyti, paveldo objekto tikslas, jeigu dabar jau vėl grįžtam prie objektų, nes pirmoje laidoje labai daug kalbėjom apie objektus, tai gal ir užbaikim, jau objekto tikslas tikriausiai yra tam, kad jisai taptų, jisai iš pat pradžių yra kažkokios vietos pirminis objektas, jis tas, kuris užduoda toną, tas, kuris, kaip Kristoferis Aleksanderis sako, šventas. Bet jo tikslas, aš manyčiau, jeigu taip net iš krikščioniškai labai žiūrint, bet ne tik krikščioniškai, čia ir moksliškai, yra toks, kad paskui jisai sukurtų po savęs tokį objektą, kuris bus dar pirmesnis už jį, nesvarbu, kad laike jisai yra paskesnis. Tai va čia prie mūsų šitų, tai va sakom, kaip Jonas Krikštojas, jam lemta augti, o man mažėti. Tai čia yra toks tikslas iš tikrųjų būtent to objekto. Tai kad, ta prasme, kad jisai būdamas pirmas, sukurtų taip vest vietą, reiškia, į ką, tiesiog vest vietą, čia, žinot, tie tikslai, gal ir link tų griuvėsių japoniškų, bet kad atsirastų kažkas pirmesnis už jį, nors yra paskesnis laikė. Tai yra labai sudėtingas dalykas, tai yra, vėlgi tai yra sumetafizinta, mes norim sumetafizinti mūsų fizinę realybę, bet ar mes iš jos darom stabą, ar mes iš jos darom šventovę iš tikrųjų. Tai va čia yra du keliai ir čia negali būti tarpinio Dabar mes darom stabą. Su visa politika, su visokiais daug visokiausių. Taip, į paveldinimais, į paminklinimais, taisyklėlių rinkiniais, su taip pačia ir statybos visokiausiais reglamentais, kurie išima iš architektūrą visiškai iš statybos. Ir mes realiai gyvenam 20 amžiaus pradžios tezėm, kur savo, kad architektūra tai 90% statybo, 10% menas. Tai aš manyčiau, kad visgi pats, kaip ir čia jau minėjom, kad pats mitologinė realybė, kažkas, kas yra amžina, vis tiek veikia ir per šitą laiką. Ir mes vienaip ar kitaip, manau, pereisim ar sunkiau, ar lengviau į kažkokį įdomesnį būvį, negu esam dabar. Ir mes tokiam esam pereinamam laikotarpį, sakyčiau. Ir tikėkime, kad pasirinksim ne mumifikacijos kelią, bet gyvybės įkvėpimo kelią. Kitą laidą mes galvotume labai siejasi su mūsų, nes mes dabar kalbėjom apie paveldą. Ir paveldą mes tikrai turim gražaus. Aš nešneku apie įpaveldintus visus dalykus, bet paties paveldo Europoje, Lietuvoje yra be galo kokybiškų architektūros, dailės ir skulptūros. Rūpintojėlis. Jo, tikrai labai graži tradicija, kuri yra daugiau negu tiesiog meno kūrimas. Tai dievdirbystė, tai čia įsivaizduok, dievdirbystė. Bet mes pašnekėsim apie šiuolaikinį meną. Gal jį pakritikuosim, gal pagirsim. Nes jeigu mes turim labai gerą paveldą, mes iš tikrųjų turim iki 20 amžiaus, iki antro pasaulinio karo. Mes turėtume turėti ir labai gerą šiuolaikinį meną? Sakyčiau, kad turėtume įspūdingą tiesiog turėti šiuolaikinį. Bet ar taip yra? Tai kviečiame pamėgti, sekti mus, užsiprenumeruoti ir kitą kartą kalbėsime apie šiuolaikinį meną. Iki pasimatymo pasaulyje iš kaimo. Sudie.